O dabar miesto šis ir naujamiesčio ribos. Pasivaikščiojimas pietų kryptimi. 7 Kauno dienų pokalbyje architektas profesorius Jonas Audėjaitis. Kalbant apie miestą ir apie miesto centrą, mes identifikuojame senamiestį, mes kalbame apie 20-ame amžiuje nematai susiformavusi naujamiestį ir kalbame apie dabartinę mūsų, dabartinius ketinimus, kaip toliau miestas turėtų plėstis. Bet matant tą teritoriją, matant Žalgirio areną, Akropolį, už Pero namo bokšto greičiausiai atsirandantį mokslo centrą, tai ta vieta tikrai įgyja visiškai naujus kontūrus. Apie miesto kontūrus kalbėsime ir su Mokslo salos projekto koordinatore Aiste Lukaševičiūte ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Petrausku. O dabar keliaukime į Nemuno salą. Vienas klausimas – salos kvadratūra. Supratau, gerai. Visa sala kartu su prieigom yra apie 30 hektarų. Šiemet buvo pasirašytas ketinimų protokolas kitų metų sausį Nemuno saloje statyti įspūdingą mokslo ir inovacijų centrą, kurio vertė preliminariais skaičiavimais siektų 23 milijonus eurų. Tai yra nacionalinis mokslo ir inovacijų centras, pirmasis Lietuvoje, kol kas vienintelis toks. Ir sunku patikėti, kad mes esame viena iš nedaugelio, turbūt, o gal net ir visai paskutinė šalis Europoje, kur neturi tokio centro. Mes esame Nemuno saloje. Nemuno saloje, dėl kurios buvo labai daug diskusijų, kokia jinai turėtų būti, kaip jinai turėtų tarnauti miestui. Aš galvoju, kad Nemuno sala yra ne tik kad tinkama, tai yra pati tinkamiausia vieta tiek Lietuvoje, tiek Kaune, nes jinai labai gerai pasiekiama, labai patogi ir šiuo metu tenais nieko nėra. Nėra nieko, kas būtų atraktyvu, patrauklu, mes turime didelę žaliąją erdvę, kurios neišnaudojam ir nepritraukiam tenais žmonių. Prisimenu ir mano paties, ir kitų daugelio buvo baimė, kas atsitiks su miestu, kai mes turėsime tokio dydžio areną pačiame miesto centre ir dar tokioje vietoje. Matome nieko tokio urbanistiškai arba, sakykime, tokio neigiamo tikrai neįvyko. Priešingai, Kaunas susilaukė labai didelių renginių. Tai reiškia, šita vieta tikrai miestui jinai ypatingai svarbi patapo. Iš patirties kitų mokslo centrų mes žinome, kad darbo dienomis daugiausiai tokius centrus atvažiuoja moksleiviai, gal iš mokyklų grupės, organizuotos ekskursijos. Savaitgaliais tokius centrus renkasi šeimos su vaikais. Tai vadinasi, kad mes savaitgalį pakvietę šeimas ir vaikus į mokslo centrą, mes kartu pakviečiame juos į atvirą erdvę, kur tai galėtų būti žaluma, parkas, vanduo, piknikai ir visa kita. Tai yra centro įgalinimas tuo pačiu. Matant, kaip panašios vietos Paryžiuje, pavyzdžiui, Levileto parkas, kaip sutvarkytas, koks nors, tarkim, Citroeno parkas Paryžiuje, kiekvienas jie turi savo tam tikrą kodą, kuris leidžia tam lankytojui tos teritorijos, kad ir žalios teritorijos, bet atrasti visiškai kitokius netikėtus darinius, kurie jam tiesiog padeda būti toje erdvėje. Tai nėra muziejus, kas labai yra sunku suvokti. Tai yra populiariai kalbant interaktyvus mokslo pramogų centras. Lyginant su kitais mokslo centrais Europoje, jisai būtų vidutinis. Naująja Kauno miesto centro ašimi taps Nemuno sala, iš kurios keliausime į Aleksotą. Iki šiol aviacijos gamyklos, aerodromo bei privačių gyvenamųjų namų teritoriją. Jeigu mes dabar stovime Prisikėlimo bažnyčioje ir žiūrime į Aleksotą, į Aleksoto stiklo fabriko bokštus ir aiškiai suprantame, kad ta teritorija yra tuščia dėl to, kad iš jos išėję kariškiai palikę aviacijos gamyklos plyną lauką, tiesiog mums kaip miestui kelia iššūkį, kągi ten toliau daryti, kaip toliau gyventi toje vietoje ir kaip ją urbanizuoti ir kaip pasiūlyti miestiečiams joje gyventi. Jau baigiam pasidalinti teritoriją su aviacijos gamykla, miestui teks 37 hektarai naujos nertų dirvonų naujų, kuriuos taip pat žadam įtraukti į integruotų teritorijų sąrašą ir į projektus. Nežadame, bet jie yra įtraukti.
Ir tai tokio ploto išvystymas automatiškai leidžia sakyti, kad miestas ir ten plėsis. Europos prospektas, kuris vienaip ar kitaip Aleksotą priartino prie miesto centro. Tos teritorijos kaip aerodromas, teritorija kaip aviacijos gamykla, jos būdamos Aleksote, jos iš tikrųjų buvo jį šiek tiek išdraskė. Jos labai didelės, jos labai plačios, jos apie save subūrusios tuos sodybinius namelius, vienbučius, tiesiog tokius darė kaip atskirus kaimelius. 36 hektarai, turbūt Kaunas neatsimena, kad tokio ploto teritorija žaliam lauke buvo pradėjęs vystyti. Nusileidus nuo Aleksoto kalno prieš akis išnyra Respublika ir Britanika. Pastatai vaiduokliai. Respublika, kuri turbūt jau greitai nugrius ir toje vietoje tikrai nebeliks betoninio monstro, o tikimės, kad atsiras iš tikrųjų šiuolaikinės architektūros geri pavyzdžiai. Matome ir Britanikos viešbučio vaiduoklį stovintį. Tai dabar ruošiamas, kiek žinau, projektas ir gravimo darbai turbūt prasidės žiemą, nes vasarą dulkėtumas labai didelis būtų. Britanikos likimas irgi panašus, tiksliai neatsimenu bendrovės, kuri ten jį turi įsigijusi, bet jie lygiai taip pat ruošia griovimo projektą. Vien tik tai užteks to, kad Respublikos vietoje atsiras, sakykime, biurų pastatai, mokslo centras kartu su jau esančiais, veikiančiais ir funkcionuojančiais objektais sukurs visiškai kitą vertę. Ir ta vertė trauks sekančius, kurie norės matomai pasinaudoti tos vertės greitimybėmis. Apie tikslinės Kauno teritorijas Aleksotą ir Žaliakalnį. Joms numatyta 106 milijonai eurų investicijų. Iš centro parodos kalnų pakilkime į Žaliakalnį. Žaliakalnyje Dariaus ir Girėno 15 000 vietų stadiono renovacija, naujas lengvosios atletikos maniežas ir atgimusi sporto halė. Noras yra vienas – turėti tinkamą futbolui ir ne tik tai futbolui areną. Visos futbolo varžybos, kuriuose dalyvauja Lietuva kaip Lietuvos rinktinė, galėtų vykti čia, tol kol bus pastatytas Vilniuje nacionalinis stadionas. Lengvos atletikos maniežą ir stadioną vyriausybė įtraukė į savo investicinių projektų programą, VIPą vadinamą, tai dalis pinigų iš VIPo ir šiai dienai jau šie metai yra skirti 600 000 pačio stadiono rekonstrukcijai. Dalis lėšų, kas liečia aplinkos sutvarkymą, cokolinio aukšto sutvarkymą ir halės vidaus pertvarkymą eis iš ES lėšų, kadangi papuola į integruotų teritorijų sąrašą, žinoma, dalis iš savivaldybės biudžeto. O dabar apie kranus, kurių mieste turėtų padaugėti. Šiandien jų Kaune vos 2, o štai Vilniuje kranų 50. Tai tie kranai, kurie stovi Vilniuje, turėtų pereiti dabar į Kauną. Ambicingi miesto plėtros planai, kai kurie jų labai realūs. Statybos žadamos pradėti jau šį rudenį.